Ar socializmas neprieštarauja Dievo žodžiui? Klausia klausytojas. Gerbiamas klausytojai, ne tik, kad neprieštarauja. Dievo žodis ir reikalauja, kad santvarka visuomenės būtų socialistinė. Šventame rašte būtini principai. Tai būtų pagal mūsų sandorą 7 Nojaus įsakymas. 7 Nojaus įsakymas, tai įeina siekti kaip galima didesnės lygybės visuomeniai, siekti kaip galima didesnio socialinio teisingumo, ginti neturtingųjų teisės, ginti skriaudžiamus ir rengiamus žmonės, eksploatuojamus, nuversti neteisingą valdžią, kuri engia liaudį, ir socialinės garantijos neturtingėse. Tai būtent yra švento rašto mokslas. Toks ir ne kitoks. Pailiustruokim truputėlį, ar ne? Žiūrėkim. Atsiverskim Kunigų 19 skyrių. Kunigų knyga, 19 skyrius, 13 eilutė. Nespauskite ir neišnaudokite savo artimo. Samdinio algos nesulaikykite iki ryto. Kaip jums atrodo, čia socialistinis ar kapitalistinis įstatymas? Nespausti ir neišnaudoti savo artimo. Kapitalistinė sistema, kaip pastatyta. Šiaus, jeigu aš turiu gamybos priemonės, turiu savo įmonę kažkokią, aš samdau darbuotojų, tai aš suinteresuotas, kad galima jam mažiau sumokėti ir kad jis daugiau dirbtų. Kuo daugiau dirbtų, už mažiau. Nes tai man didesnis pelnas bus. Jeigu aš daugiau mokėsiu ir mažiau reikalausiu, kad jie padarytų, man mažesnis pelnas. Aš suinteresuotas įspausti ir išnaudoti. Žiūrėkime tam pačiame Kunigų 19 skyrių 18 eilutė. Nekeršykite ir atleiskite savo artimui. Mylėkit savo artimą kaip patys save. Nežinau, kaip galima antagonistinės tas klases, sakykime, kapitalistą ir jo darbininkus kaip artimo meilę apibūdinti. Ne, kokią meilę, jeigu jisai suinteresuotas kapitalistas, kaip galima mažiau sumokėti. Jam daugiau liks. Kokia čia meilė? Per kalėdas paukoti kapeiką maltiečių sriubos dubenėliui. Juokinga, ne? Atsiveskim pakartotą įstatymą 10 skyrių. Ir paskaitykim nuo 17 iki 19 eilutės. Viešpats jūsų dievas yra dievų dievas viešpačių viešpats, didis galingas ir baisus dievas. Jis neatsižvelgia į asmenis ir nepaperkamas kyšiais. Štai kokia lygybės. Jis teisingai elgiasi. Žiūrėkit, su skurstančiais, su labiausiai nuskriaustais eksploatuojamais visuomenės nariais, sako. Elgiasi su našlaičiais ir našlėmis, myli ateivį, duodamas jie maisto ir drabužių. Jūs irgi mylėkite ateivis, nes patys buvote ateiviai Egipto žemėje. Taip kad nėra tokių privilegijuotų klasių kažkokių, dar kažkas. Ypatingai didžiausią dėmesį rodykite tiems, kuriems to labiausiai reikia, skurdiems visuomenės nariams. Žiūrėkim toliau, pakartoto įstatymo 24 skyrius. Nuo 19 iki 22 eilutės. Jei veždamas javus, užmirši lauke pėdą, negrįžk jo pasiimti. Palik jį ateiviui našlaičių ir našliai, kad viešpats tavo dievas tave laimintų visuose tavo darbuose. Atsimink, kad buvai vergas Egipte, todėl įsakiau tau taip daryti. Pirmiausia, dėmesys skurstantiems, vargšams, palikimas, kaip galima daugiau visuomenės nuosavybės. Netgi savo lauke privačiam, kasai bulves, neperknis taip jau viską 5 kartus, kad jau neliktų tokias bulves. Prarinkai ir antrą kartą nebekultivuok, nebepervažiuok traktorių. Tegu išsikasa, kas neturi. Štai kokie dalykai. Dar pažiūrėkim 14 eilutę šitam pačiam. Neišnaudok samdinio, kuris yra vargdienis ir beturtis. Iš tavo brolių ar ateivių, kuris gyvena tavo apylinkį. Kas čia per įstatymas? Išnaudojimo ir eksploatavimo draudimas. Nereikia net Markso kapitalo perskaičius būti apie pridėtinę vertę. Turintis gamybos priemonės, kapitalistas pasisamdo darbuotojus ir kūrė kažkokį produktą, gamina, taip? Visi kartu, aišku, kapitalistas kažkokį, nežiūrėjau, jo gamybos priemonės, jo įmonės, taip, pačiausiai ir darbininkas kiekvienas savaip prisideda prie to produkto vertės pridėtinės kūrimo, prie to pelno kūrimo, bet jį pasiima vis dėlto savininkas. Tiek, kiek įdėjo darbą sumoka kažkaip, pačiausiai, o kas tas pelnas? Jis turi būti dalinamas visiems, bet pasiima tik tai įmonės savininkas pelną. Kapitalizme. Tai yra eksploatavimas, tai yra išnaudojimas. Ir čia yra, neišnaudok samdinio, kuris partienis, bet turtis iš tavo brolio ar ateivių, kuris gyvena tavo pinigui. Negali išnaudoti žmogaus. Uždrausta kategoriškai.
Žiūrėkim 82 psalmę, už ką bara dievus viešpats. 82 psalmę pažiūrėkime. Skaitom nuo 2 eilutės iki 4. Kokias pretenzijas Dievas kelia? Ar dar ilgai teisite neteisingai ir pataikausit nedorėliams? Ir koks nurodymas? Ginkit vargšus ir našlaičius. Beturčių ir paniekintų saugoti teises, kaip komunistų partijos manifestą. Ginkit nuskurstuosius, vargšus, našlaičius, beturčius. Labiausiai nuskurdusi, labiausiai nepasturinčią klasę. Ne kapitalisto, ne savininkų teisės. Ir paniekintų saugoti teisės. Vargšus ir beturčius iš nedorėlių rankų vaduokite. Štai koks nurodymas. Aiškiausias socializmas, pats tikriausias. 112 psalmė dar atsiversk. 9 eilutė kalba apie Dievą. Jis beturčiams dovanas dosniai dalina. Jo teisumas paslieka per amžius, jo ragas iškils garbingai. Kalba apie kokį žmogų? Pirma eilutė sako, dirbkit viešpatį, palaimintas žmogus, kuris viešpatės bijasi, jo įsakymus labai mėgsta. Kalba apie tą, kuris Dievo akyse palaimintas žmogus. Jis sako, jam bus palikuonis, jam viskas seksis, taip tada jis nesviruos per amžius, blogą žinėjo neišgazdins, jo širdis įsitvirtinius nebijos, nes tas žmogus savo 9 jis beturčiams dovanas dosniai dalina. Jo teisumas pasidėjo. Taigi, beturčiais rūpinasi. Pirmiausia. Štai, koks žmogus yra palaimintas, kuris laikosi viešpatės įstatymą. Čia ir yra viešpatės įstatymo laikymas. Negali būti tikėjimo Dievo, religinės bendruomenės, visuomenė, religinė mišios per televizorių ir kas ten bebūtų, paprasčiausiai kaip visuomenė yra neteisybė socialinė. Pirmas dalykas nuo čia. Va čia Biblija pradeda nuo čia. Visuomeniniai dalykai nuo čia sutvarkomi pirmiausiai. Teisinga socialinė santvarka, lygybė ir taip toliau. Tas žmonių turi būti. Žiūrėkime Izaijo, 1 skyrių. Vat kapitalizmo tai nėra Biblija. Nei feodalizmo nėra. Izaijo 1 skyrius, nuo 15 iki 17 eilutės. Bara Dievas, neaukokit man tuščių aukų, smilkalai man yra pasibjaurėjimas, aš negaliu pakęsti jauno mėnulio, sabato, kitų švenčių, netgi jūsų iškilmingi susirinkimai man yra nedorybė, jūsų jauno mėnulio, kitų iškilmų mano siela nekenčia, jos mane slegia, aš pavargau nuo jų. Ritualo nereikia. Kodėl, sako? Kai jūs iškeliat rankas, aš nusisuku nuo jūsų, kai kalbate daug maldų, neklausau, nes jūsų rankos krūvinas. Nusiplaukit ir apsivalykit. Pašalinkit savo piktus darbus iš mano akių, liaukitės darę piktą. Ir 17. Mokykitės daryti gerą. Ieškokite ko? Teisingumo. Padėkite prispaustiesiems. Apginkit našlaičius, užstokite našles. Tada, sako, ateikit ir kartu pasvarstysim, sako viešpats. Nors jūsų nuodėmės būtų skaisčiai raudonos, taps baltos kaip sniegas, nors būtų raudonas kaip purpuras, taps kaip vilna. Jūsų visi ritualai man reikalingi, sako, bloga mano jūs nors atrodo, jeigu iš įstatymą duoti pačiai tori, taip jau bloga. Pirmiausia, teisingumas, prispaustųjų teisės rūmai šitas dalykas. Va tada ateikit, aš jums atleisiu, visos nuodėmės nebeaukų. O jeigu nėra šitas, sako, aš jūsų nekenčiu netukų, nereikia man. Pagrindas, socialinis teisingumas ir taip toliau. Kitas dalykas, advento pasnikas, gavėnios pasninkas, kalba šitoje supuvusiai, socialiai neteisingai valstybei žmonės. Mokomi kunigų, kurie palaiko būtent šitą neteisingą, supuvusią, socialiai neteisingą santvarką. Jie tarsi klapčiukai, tarsi ideologai iš tos supuvusios valdžios aptarnauja. Na, žiūrėkime, apie pasninką, ką rašo. Ar girdit, kunigai? Paklausykit. Izaijo 58 skyrius, nuo 5 iki 7 eilutės. Čia Dievas kalba, ar girdit, kunigai? Ar tai pasninkas, kokią aš pasirinkau, kad žmogus vargintų per dieną savo sielą, nulenktų galvą kaip nendrė, klotų pasai mašutinę, pasibarstytų pelenų. Žiūrėkit, kokių pelenų reikia, kokią pasninką. Žiūrėkit, Dievas jums sako taip pat. Ir tai jūs vadinate pasninkų viešpačiui priimtiną dieną? Ar ne toks pasninkas, kurį aš pasirinkau? Dvitaškis. Dievas sako, aš pasirinkau pasninką. Aš šitas variantas man tiko pasninką, aš jį priimsiu. Visus kitus reikit padarinių. Pašalinkit nedorybės pančius. Pančius žmonėms pašalinti reikia. Nedorai, kurie pavergti yra išnaudojami. Išlaisvinkite pavergtuosius. Kaip sakoma, pirmin vergai nužemintieji, išalkusi minė pirmin. Suteikite laisvę prislėgtiesiems. Tai kai žmogus gauna 130 pensijos, yra tokių Lietuvos 130 pensijas. Čia kaip? Nu, atleiskit, pamiršau mūsų, dargi iš maisto banko gauna ten.
už 40 eurų. Ar kiek ten? Čia jūs mano teisingumas socialinis. Sako, suteikit laisvę pristatyti. Šitie žmonės neturi laisvės, jie pasmerkti, jie nieko negali daryti. Sulaužykite kiekvieną jungą, visų pirma socialinį. Sarcido knygos 31 skyrius. Nuo 5 iki 7 eilutės. Kas myli auksą, tas nuodėmės lengvai neišvengs. Kaip, mėly kapitalistai, ar mylit auksą? A? Kas ieško turto, tas bus jūsų klaidintas. Daugelis pražuvo dėl aukso ir jų pražūtis buvo jiems savaime aiški. Tai pinklės kvailiams ir bet koks neišmanėlis leidžiasi jas įviliojamas. Žiūriu, kad kapitalistinė šalis Amerikai, tai namas sugriuvo kažkoks, tai tiltas sugriuvo, ar ne? Yra. Tai privataus rangovo padaryta, jau turi būti, pagal visus rinkos dėsnius, jau čia šventas reikalas, ar ne? Dabar kalba čia karas, matai, kodėl Putinas nebombarduoja Ukrainos? Pasirodo, sako, patys ukrainiečiai, ne taip paprasta. Ir mūsų visokias Kojalos, Medelinskai, ne taip paprasta, kad tą tiltą sudaužydžino tarybinė statyba, tai jie išlaikyti gali. Visuomeninis, valstybinis kapitalas, jisai gerus dalykus statė. Jeremija, 22 skyrius, nuo 13 iki 17 eilutės. Vargas statančiam namus neteisybę ir suktybėmis, kuris verčia artimą dirbti jam ir neatlygina už darbą. Kurie sako, mažas atlyginimas, tegu nedirba. Juk šita santvarka pastatyta taip, kad sukurti neteisybę, kad būtų bedarbystė, nes žmogus priverstas, tai lengvai gali išmesti, pastatys kitą, nes eilėje yra kiti bedarantys stovi. Kažkaip tai neefektyvus socializmas sugebėjo turėti nulinę bedarbystę, visiems žmonėms darbo vietas garantuoti. Visiems užimtumo garantavo. Tai paprašė, sako, vargas statančiam namus neteisybę ir suktybėmis, kuris verčia artimą dirbti jam ir neatlygina už darbą, kuris sako, aš pastatysiu didelius namus, erdviais kambariais, išsikerta langus, apkala sienas kedro lentomis ir nudažo raudonai. Tai tu karaliausi dėl to, kad pasistatei kedro namus? Ar girdit, ar tu karaliausi, kad pasistatei kedro namus? Ar tavo tėvas nevalgė ir negėrė, nebuvo teisus ir teisingas, ir dėl to jam nesekėsi, jis gynė. Kodėl jis teisus? Jis gynė vargšo ir beturčio teisės. Ir jam sekėsi. Tai ir yra mano pažinimas, sako viešpats. Sako, štai, vargšais rūpintis ir beturčiais. Neengti, neversti artimo dirbti ir atlyginti teisingai už darbą. Kur teisingiau buvo? Kai savininkas pelną pasiima savo ir nusiperka dar vieną jachtą. Ar kai valstybės tas pelnas būna ir iš tai statomos mokyklos, darželiai, bibliotekos, didinami atlyginimai, sveikatos apsaugai skiriami ir taip toliau, kai valstybė visuomenės interesams naudoja tą pelną. Kur teisingumas didesnis, ar girdit? Izaija 10 skyrius, nuo 1 iki 3 eilutės. Izaijas tai labai socialistas, žinokit. Vargas tiems, kurie leidžia neteisingus įstatymus ir užrašo neteisėtus sprendimus. Tik Lietuvoje, pavyzdžiui, tokie dalykai. Tiesiog pavagiama 160 milijonų. Ir teismas pripažįstama, kad jie neteisėjai pasisavinti. Bet čia, žinot, čia apskaitos klaida. Dieve mano eilinė buhalterė už tokią klaidą už 200 eurų sėstų ten. Kaip minimum išdavo. Bet per 15 metų grąžins. Sako, kas priima užrašo neteisėjus sprendimus, kad pašalintų beturtį iš teismo ir paniekintų mano tautos vargšų teisės, kad našlės taptų į grobių ir galėtų apiplėšti našlaičius. Žinot, ką aš skaitydama šitą, aš matau mūsų valstybę. Aišku, mes valstybę savo jau nebeturim, tą valstybę, kuri valdoma ten iš už Atlanto. Ką jūs darysit aplankymo dieną, kai nelaimės jūs užklups? Pas ką bėgsit ieškoti pagalbos? Kur paliksit savo turtus? Įspėja Dievas, labai aiškiai. Žiūrim toliau, Izaija 5 skyrių, 7-8 eilutė. Kai viešpatės vynuogynas ir Izraelio juda žmonės su mėgiamiausių dagiais laukia teisingumo. Ko Dievas laukia iš savo tautos? Teisingumo, kad būtų teisinga visuomenė. Ar čia kapitalistinė nuosavybė yra teisingumas? Čia jis mano teisingumas yra. Vargas tiems, kurie jungia namą prie namo ir lauką prie lauko, kol nebelieka vietos kitiems, lyg jie vieni čia gyventų. Taip pat teisingumas labai svarbu. Žiūrėkit, Izaija 3 skyrius, 14-15 eilutė. Viešpats teis vyresniuosius ir savo tautos kunigaikščius. Jūs jau prarijot vynuogyną. Beturčių nuosavybė yra jūsų namuose. Ką galvojate, skriausdami mano tautą ir daužydami beturčiams per veidus, klausė viešpats kareivijų Dievas. Žmonės susirenka reikalauti į mitingą, kad ir Lietuvoje socialinio teisingumo, didesnių atlyginimų, oraus atlyginimo prašiausiai, sako, šunauja jedinstvo. Žiūrėkit, dar Izaija 13 skyrius, nuo 11 iki 13 eilutės. Už ką baus Dievas pasaulį, žiūrėkit. Aš bausiu pasaulį dėl jo piktybės, nedorėlius dėl jų kalčių.
Aš sustabdysiu paikuolių pasipūtimą ir pažeminsiu baisųjį išdidumą. Aš padarysiu, kad žmogus bus brangesnis už auksą, vyras už gryną ir auksą. Aš supurtysiu dangus ir žemė pajudės iš savo vietos. Dėl kareivieško susitybės, jo degančio pykčio dieną. Taigi baus dėl piktybės, dėl kalčių, dėl pasipūtimo, dėl tuštybės. Ir taip toliau Dievas sako. Štai kokie dalykai paprasčiausiai. Dar daugiau, šventas raštas įsako skelbti beturčių išlaisvinimą, teisingumą, socialinį rūpestį neturtingais ypatingai. Tai yra Biblijos doktrinos dalis, bet šitą skelbti turim. Žiūrėkit, Izaijas 61 skyrius. Pirma eilutė. Žiūrėkit, Izaijas sako, viešpatės Dievo dvasia ant manęs gauna pranašišką dvasią, pranašišką dovaną, taip? Nes viešpats patepė mane skelbti gerą žinią vargšams. Jis siuntė mane gydyti tų, kurių širdis sudužusios, skelbti belaisviams išsilaisvinimą ir kaliniams atidaryti kalėjimą. Skelbti viešpatės malonės metus. O žinai, kas yra malonės metai? Kai visi skolininkai patekę į vergyją ar kitokius dalykus paleidžiami, malonės metai būdavo pagal Torą. Ir mūsų Dievo keršto dieną paguosti visus liūdinčius. Įteikti liūdintiems Sione grožybę vietoj pelenų, džiaugsmo aliejų vietoj gedulo, gyriaus drabužį vietoj apsunkusios dvasios. Štai bus dalis pakeisti. Socialinis teisingumas turi būti. Taigi, Tora gina vargšus ir neturtingus. Pažiūrėkit, net įsakymų, kaip skamba Išėjimo 22 skyrius. 21-22 eilutės. Ateivio neskriausi ir nespausi, nes jūs patys buvote ateiviai Egipto šalyje. Na ir gerai, kad emigruoja, atsivešim ukrainiečių iš Bangladešo, gal maldavo truputį, už pigiai jie dirbs mums, kaip ir mūsiškiai dirba kitiems kapitalizmo vakaros už pigiai, už kurie vietiniai už tiek nedirba, nu va, kokios čia problemos, ko jūs čia norit sušurauja. Ir kas kitaip manote, jūs Kremliaus agentai. Taip pas mums skelbiam, ar ne? Ar aš čia sugalvojau? Ateivius atsivešim ir melšim. Už pigiai dirbs tos darbus, už kurias vietinis negali dirbti. Nes nepragyveno, ten jie dar skurdžiau gyvena, negu mes įsivaizduokime. Atsivešim ir jie dirbs. Taigi pasakyta labai aiškiai, 21 eilutė sako, ateivio neskriaus ir nespaus, nes jūs patys buvote ateivė Egipto šalyje. 22 eilutė, neskriausi našlės ar našlaičio. Jeigu juos skriausi ir jie šauksis mano pagalbos, aš tikrai išklausysiu jų šauksmą. Tada, kas bus, jeigu skriausit neturtingų žmonės, arba socialiai kažkoks neprūpinis, sako, jie šauksis mano pagalbos ir kas bus tada? Ar girdit? Kapitalistai, klausykit. Tada savo rūstybę išžudysiu jūs kardu. Jūsų žmonas liks našlėmis ir vaikai našlaičiai. Va tai bus, sako. Kas buvo nieks, tas bus viskuo ir atvirkščiai. Žiūrėkim toliau. Išeina 22 skyrius, 5 iki 27 eilutės. Jei paskolinsiu pinigų mano tautos beturčių gyvenančiam šalia tavęs, nepasidaryk lupikas ir neapkrauk jo palūkanomis. Ant šitos palūkanus visa ekonomika dabar stovi. Žmogus pradėjęs gyvenimą susikūrė, net automobilio nenusipirktų, nei būtų neturi. Viskas pastatyta ant šito, ant tų palūkanų. Aš sako, žiūrėk, baig. Net asmeniškai to negali daryti, o čia visa sistema stovi. Ant to bažnyčia gėda ir apsmilko šitą visą sistemą ir ačiū Dievui. Ačiū Dievui už laisvę. Nuo ko laisvę? Nuo ko laisvę? Nuo teisingumo, nuo lygybės. Sako, jei paimsi kaip užstatą savo artimą apsiaustą, privalai jam gražinti iki saulės laidos. Ir truputį atvės oras, jam jau reikia gal apsirengti, nes jis neturi. Nes tai yra vienintelis jo apsiaustas kūnui pridengti. Kokį tu jis apsidengs miegodamas ir kai jis šauksis manęs, išklausysi, nes esu gailestingas. Štai kaip sako šventas raštas. 23 skyrius nuo 9 iki 11 eilutės. Neskriausk ateivę. Ar visa dabar vakarų kapitalistinė sistema, turtingesnė šalis, kad verslas vystytųsi, jis turi mažiau mokėti. Vietinis, jis jeigu dirbs tą darbą, jis jų nepragyvens. Paprašiau, tada vežiesi Bangladešą, kuris dar blogiau gyvena, supranti, kuris dienai ten turi tik tai saują ryžių, čia jam duodi 2 saujas ryžių, tai jis dar pragyvens iš tos vienos saujas ir kitą saują nusius savo giminaičiam ar vaikam paliktiem, ar ne, ir išnaudoja, ateivė principas spaudyba. Taigi 9 eilutė, neskriausk ateivė. Jūs žinote, kaip jaučiasi ateivis, nes buvote ateivė Egipto šalyje. 6 metus sėsi savo žemį ir surinks jos vaisius. Toliau kas bus? 7 metais leisi pailsėti, paliksi neapsėtą, kad tavo tautos beturčiai iš jos maitintųsi. Ir tai, kai jie paliks, jais plaukiniai žvėrys.
taip pat pasielgsiu savo vynuogynų ir alyvmedžiais. Net privati nuosavybė vienus metus kas 6 tampa visuomeninė nuosavybė. Na, Dievas ne prieš visuomeninę nuosavybę. Ai, kaip gerai privatinė nuosavybė prieš valstybinę, ai, kaip gerai, tai kodėl keliai neprivatus, kodėl armija neprivati, policija privati, teismas jis ne, privatus, teismas privatizavo, konkursą paskelbė, susirinka ir kokį nors Vilniaus prekybą, Maksimą nusipirka kokią nors Gargždų rajono teismą. Kodėl ne, jeigu taip viskas gerai, viskas teisinga čia, negerai, neišeina. Pavyzdžiui, Izraelį net bankas negali būti privatus, tik tai valstybinį banką veikia. Tai net supūvusiam Izraelį. Nes dar labiau supūvė. Kunigų 25 skyrius. Nuo 8 iki 10 eilutės paskaitykim. Skaičiau 7 kartus po 7 metus, iš viso 49 metus. Paskutinių metų, 7 mėnesio, 10 dieną, sutaikinimo dieną trimituokit visame krašte. Ir paskelbkit, kad 50 metai yra jubiliejaus metai visiems krašto gyventojams. Suteikiama laisvė. Jeigu kas už skolas ar vergovę papuolė ir kas, viskas išlaisvinami visi. Kiekvienas turės teisę atgauti nuosavybę ir grįžti savo šeimą. Tada nesėkit ir nepjaukit, kas savaime užaugs dirvose. Uogų nerinkit ir neapkarpytose vynuogynuose, nes tai iškilmingi jubiliejaus metai. Valgyti tai, kas jame savaime užaugs. Jubiliejaus metais kiekvienas atgaus savo buvusią nuosavybę. Tas, kas užstatyta, tas, kas paimta ir taip toliau. Štai kokia sistema buvo. Absoliučiai socialistinė. 17 eilutę paskaitykim. Neskriauskit vienas kito, būkite sąžiningi, nes aš viešpats jūsų Dievas. Kaip su eksploatacija? Tas dualizmas, ta dialektika. Savininkas, samdinys egzistuoja kapitalistinė visuomenė. Savininkas, samdinys. Kaip čia neskriauskit ir neišnaudokit. Dar galima paskaityti 2 Samuelio 12 skyrių. Apie tai, kad reiškia, kaip Dievas rūpinasi, duoda pranašas Natanas Dovydui tokį palyginimą, kaip Dievas rūpinasi neturtingo žmogaus nuosavybę ar teisėmis. Sako, viešpats siuntė nuo pirmos eilutės, gal paskaityti. Pranašą Nataną pas Dovydą, Natanas vėjas pasitarė, 2 vyrai gyveno viename mieste. Vienas turtingas, o antras beturtis. Turtingasis turėjo labai daug avių ir galvijo, beturtis nieko neturėjo, tik vieną avytę, kurią nusipirko, prižiūrėjo, jaugo kartu su vaikais, maitinosi jo valgių, gėrė iš taurės, gulėjo prie šono, jam buvo kaip duktė, kartą užėjo keleivis pas turtingasis, pasigalėjo savo avių ir galvijo, kad paruoštų keleivių maistų, nes beturčio mylimą avytę parašė iš jos keleivių vaišės. Dovydas labai supykęs ant to žmogus tariant, kaip viešpats gyvas tas vyras turi mirti. O už avytę jis privalo atlyginti 4 gabalą, nes jis pasielgė ir neparodė gailesčio. Koks reiškia rūpinimasis žmogaus turtu. O dabar pažiūrėkit grinai apie socialistinę revoliuciją. 1 Samuelio, 2 skyrius, nuo 3 iki 8 eilutės. Čia Ona įkvėpta Dievo meldžiasi. Nekalbėkite išdidžiai ir žuliai. Viešpats yra Dievas, kuris žino viską. Jis pasveria visus darbus. Galingųjų lanka sulaužoma, tie, kurie klumpa, apjuosimi jėga. Sotieji parsisamdė už maistą, o alkanieji nurimo. Va tokia pasitvarka bus. Čia teisingumas statys. Sotieji pasisamdys už maistą, kur išnaudoja žmogus, sako prašęs. Nevaisingui pagimdė 7, turinčių daug vaikų nusilpo. Viešpats numarina atgaivina, nuveda mirusių buveinį ir vėl išlaisvina. Viešpats padaro beturtį ir turtingą, jis pažemina ir išaukština. Jis pakelia iš dulkių vargdienį, iš sašlavų duobės iškelia vargšą. Dievaus principas. Juos pasodina greta kunigaikščių ir leidžia paveldėtis jiems savo šlovės sostą. Viešpačiui priklauso visa žemės, visi žemės pamatai, ant jų jis pastatė pasaulį. Dievas yra tas, kuris kelia vargšą iš sašlavų duobės, iš dulkių. Ir pasodina greta kunigaikščių, greta kilmingų. Sulygina. Bus tokios pateisės, toks pat autoritetas, tokia garbė kaip kunigaikščių kilmingų bus. Pakeltas žmogus. Nebus niekinamas, nebus niekas žeminamas. Taigi, būtent, kad ir tas, sakykime, komunistinis, socialistinis tas modelis, jis buvo biblinis. Taip ar kitaip jūs sukit, tai yra biblinis modelis. Neatsitiktinai komunistai pasirinko savo spalvą raudoną, nes tai dieviško teisingumo spalva. Dievo vykdoma teisingumo, socialinio teisingumo spalva. Netikit, Izaijo 63 skyrių, pažiūrėkit. Nuo 1 iki 6 eilutės paskaitykim. Kas ateina raudonais drabužiais iš Edomo miesto Boksros, apsirengę šlovingais rūbais, eina savo jėgos pilnatvėje.
Kas su raudonais rūbais? Aš, sako Dievas, kuris skelbia teisumą ir turiu gali išgelbėti. Dievas pats prisistato save su raudonais drabužiais. Raudonos spalvos simboliu. Izaijas, kodėl tavo apsiaustas raudonas ir tavo drabužiai tarsi minančių lynas spaustuvą? Kodėl čia raudonas spalva pas tave Dieve? Ką čia reiškia? Tai simbolizuoja, atsako, aš vienas miniau spaustuvą, ne vieno iš žmonių nebuvo su manim, aš mindžiau juos įtūžęs ir trypiau savo rūstybei. Jų kraujas aptaškė mano drabužius ir sutepė juos. Keršto diena buvo mano širdyje ir išgelbėjimo metas atėjo. Aš apsidariau, nebuvo, kas man padėtų. Aš stebėjausi, kad niekas nepalaikė. Todėl mano paties ranka atnešė išgelbėjimą ir mano įtūžis palaikė mane. Aš nirtės mindžiau tautas, daviau jums paragauti savo rūstybės ir nubloškiau žeminių galybę. Galybę, valdžią turinčių, aristokrato kilmingųjų, kurie neteisingą valdymą turėjo, sako, niekas man nepadėjo, niekas nekėlė socialistinės revoliucijos, aš pats padarysiu tą. Ir tos simbolis raudoni drabužiai. Kad bus nubausta neteisingos valdžios, neteisinga santvarka, neteisingos santvarkos visi ideologai ir panašiai. Žiūrėkit toliau apie tą 59 Izaijos skyrių, nuo 16 iki 19 eilutės. Viešpats matė ir stebėjosi, kad nebuvo žmogaus, kuris ištarto. Jo ranka išgelbėjo, jo teisumas jį palaikė. Teisumą, teisingumą įveda. Jis užsidėjo teisumą kaip šarvą, išgelbimo šalmą ant savo galvos, jis apsirengė keršto drabužiais, o jau žinom, keršto drabužiais yra jau raudonas spalvas simbolis, taip, Dievo keršto drabužiais už neteisybę, už neteisingumą, už beturčio skriaudimą. Raudonas simbolis. Ne šiaip su pasiėmė komunistai tą simbolį. Apsitiesiau teolomu kaip apsiaustu. Jis atlygins savo priešams pagal jų darbus, rūstybę ir kerštu. Jis atlygins saloms ir savo priešams. Saloms, ar girdit Britaniją? Tada kas bus, sako? Tada vakaruose esantys, geopolitinė kategorija, ne? Vakaruose esantys, visi mes suprantam, kas yra vakarai, ar ne? Bijos viešpatės vardo, jis bus išgąsdinti, priversti klausyti. O rytuose reikės kaip su gyvuliais baimės kažkokį. Ne, o rytuose jie matys šlovę. Rytai matys šlovę jo, o vakaruose bijos. Labai aiškiai pasakyta. Komunistis įsimis, pjautuvės ir kūjis. Kaip sakoma, nepapjaus tai užmuš, o pjautuvės. Juk tai biblinis simbolis. Dieviškos pjūties, o žinot, kas yra pjūtis? Teisingumo įvykdymas visuomeniai, pasauliui, žmonijai. Pjūtis dieviška Biblijai yra teisingumo įvykdymas, kaip pjūtį pavaizduoti. Pjautuvas simbolis to. Taip, pasižiūrėkime Izaijo 3 skyrius, 13 eilutė. Apie pjautuvas sako. Imkite pjautuvą. Simboliškai komunistai dar parodino. Imkite pjautuvą. Sako, nes atėjo pjūties metas. Spaustuvas pilnas, o spaustuvą mynė vynuogius raudonų drabužių, ne? Dar pjautuvą pasimkite. Tarybinė simbolika. Pagal Lietuvos įstatymus, kokia čia administracinė atsakomybė, ar ne? Biblijai reikėtų Jahvei taikyti. Kad jis naudoja tą simboliką visą. Pjautuvas. Ne, čia nedaryti. Čia biblinė simbolika. Mėly Seimo blavukai, kurie priima tokius įstatymus. Čia yra biblinė simbolika. Raudonas spalva ir pjautuvas. Imkite pjautuvą, sako, nes atėjo pjūties metas. Ir neklausykite to Landsbergio. Spauskite pilnas ir ateikite, spaustos pilnas ateikite ir minkite. Indai bus sklidini, nes jų nedarybė didelė. Čia vyksta teismas už neteisybę vykdytą visuomenį, už socialinį teisingumą atlyginimas simbolis, pjūties pjautuvas. Kūjis. Taip pat biblinis simbolis. Pasižiūrėkime Izaiją 54:16 apie kūjį. Izaiją 54:16. Aš sutvėriau kalvį, čia Dievas sako, kuris ypač anglis ir padaro reikiamą įrankį. Aš taip sutvėriau naikintąją. Joks prieš tave nukaltas ginklas neturės galios. Kiekvienas liežuvis, kuris priešinasi tau teisme, bus pasmerktas. Tai yra viešpatės tarnų paveldėjimas ir jų teisumas iš manęs, sako viešpatės. Tai taip, kad pjautuvas ir kūjis, tai yra biblinė simbolika. Ar girdit, mėly Seimo blavukai, jūs uždraudinėjat Bibliją? Žvaigždė irgi biblinė simbolika. Irgi teisingos visuomenės, kuris simbolis, kur kaip bus sunaikinti neteisėjai, kurie išnaudojimą, engimą atneša ir taip toliau. Skaičių 24:17, pažiūrėkite. Balamas pranašauja, aš jį matysiu, tą teisingumą, bet ne dabar. Į jį žiūrėsiu, bet ne iš arti. Oi, da 1000 metų, sako praeis. Žvaigždė užtekės iš Jokūbo giminės. Skeptras pakils Izraelį ir jis užims Mabą, sunaikins Seto giminę. Žvaigždė užtekė. O jau Tarybų sąjungos gerbė pasaulio centre.
Irgi biblinis, ne šiaip su saulė. Oi, pagoniškas. Nu, žinot, sako, saulė čia pagoniškas simbolis paprasčiausiai. Malachija, atsiverskim, teisingumo simbolis, socialinio teisingumo simbolis visuomenėje. Skaitom 1-2 eilutes. Štai ateina diena, tai mes jau kalbėjom, deganti kaip krosnis, kurie visi išdėję ir nedolių sudegs, kaip ražienos, sako viešpats, jiems neliks nei šaknies, nei šalus, bet jums, bijantiems mano vardo, užtekės teisumo, čia teisumo, originaliai teisingumo saulė su išgydymu po jos sparnais. Jūs išeisit ir šokinėsite, kaip išleisti iš tvarto veršiukai. Teisingumas saulė. Tai simbolizuoja teisingumą. Saulė ir skydas yra viešpats, sako psalmė. Beje, žvaigždė simbolizuoja tuos, kurie nukreipia kitus žmonės visuomenę į teisingumą. Tai yra žvaigždė simbolis. Danieliaus 12.3. Išmintingieji spindės kaip dangaus šviesuliai, o kurie nukreipia daugelį teisumą kaip žvaigždės per amžiamą. Žvaigždė - tas, kas nukreipia į teisumą, į teisingumą. Taigi žvaigždė penkiakampė. Nukreipimas į teisingumą ir teisumą. Raudona spalva - nuvertimas ir nubaudimas tų, kurie eksploatuoja ir išnaudoja kitus žmonės, beturčius ir vargšus. Oi, penkiakampė, ką reiškia penkiakampės? Dvasinis Egiptas. Dvasinis Egiptas susideda iš 5 svarbiausių miestų, simbolinių miestų. Dvasinis Egiptas, mes sakom, tas yra simbolis, taip? Izaijo 19 skyriui, pažiūrėjau. Čia 18 eilutė. Tada Egipto šalyje bus 5 miestai, kurie kalbės kanano kalba ir prisieks kareivių viešpačių. Vienas bus vadinamas Saulės miestu. 5 miestai. Žinot, Tarybų sąjunga susidėjo iš 5 dalių, 5 regionų. Rusijos federacija kaip atskiras regionus dėl savo didumo ir plotų, ir ekonomika, ir gyventojų skaičium. Antras regionas buvo Vidurinė Azija. Trečias regionas buvo Užkaukazė arba Pietų Kaukazas vadinamas. Tai iš Armėnijos, Gruzijos, Azerbaidžano. Ketvirtas regionas buvo Rytų Europos stačiatikiškos šalis. Moldova, Ukraina, Baltarusija. Ir 5 regionas tai buvo Pabaltijos, Lietuva, Latvija, Estija. Dabar ne Baltijos valstybės. Iš 5 regionų. Ir vienas bus vadinamas Saulės miestu, susijęs su Saulė. Ra-sija. Ra, egiptiečių Saulė, taip ir vadinasi. Saulės dievas ir pats žodis Saulė. Ra-sija. Sijanija, spindėjimas. Saulės švitėjimas, Saulės spindėjimas. Taigi visa ta simbolika yra biblinė, ne šiaip su, ne iš kažkur paimta. Ne iš oro ištraukta paprasčiausiai. Taigi, 7 Nojaus įsakymas Biblijai rodo tiek Nojaus sandorai, tiek Izraelio sandorai siekti kaip galima didesnės lygybės tarp žmonių, kaip galima siekti didesnio teisingumo, visų pirma socialinio, ginti neturtingųjų teisės, ginti skriaudžiamus ir engiamus žmonės, nuversti, pašalinti valdžią, kuri engia beturčius arba neteisinga valdžia.